matai, tų sportų yra visokių ir tikrai matosi, kad esu atletiškas. Aišku, aš ne bodybuildingą sportuoju, daug metų kovos menus variau, tai ten iš viso realiai to kūnas gali ir net atletiškai neatrodyti. Dėl šio atsistatymo taip yra buvę, kad varau be atsistatymo ir daugiau galbūt kenkiu kūnui negu padedu, bet čia tik tai per kažkokius tai fizinius iššūkius. Viskas pas mane stabiliai, ta prasme galima sportuoti 5-6 dienas per savaitę. Ne visų pajėgumų, šiam 7-8% pajėgumų ir tik tai vieną dieną maksimaliai prieš recovery. Galima ir taip, esu sportavęs ir 75 dienas iš eilės be pertraukų, po 2 treniruotės per dieną. Treniruotės ilgis 5 minutės, tai vieną darydavau sunkesnė, kitą tiesiog bėgimas arba dviračių važiavimas, bet vis tiek. Aišku, ten jau buvo liūdna ant galo, bet fiziologija pasikeitė, charakteris pasikeitė ir vis tiek padariau ir vat, kas čia man ką sako, recoveris turi būti ir panašiai. Taigi patarlė, šuo ir kariamas pripranta, ką tai reiškia, kad kūnas gali adaptuotis prie visko. Tai va dabar irgi keičiasi, ką sportuoju, kovos menus esu paleidęs, bet jau 36 metai ir intensyvus tas sportas, jau kūną dėvi ir aš nebenoriu dėvėti to kūno. Žiūriu, ilgalaikė, pas mane ilgalaikiai tikslai. Tai dabar pradedu varyti su svoriais, dirbti. Keičiu gyvenimo būdą, tai dabar jau kuo toliau, tuo labiau save saugau. Bet vis tiek nekeičia fakto, kad judėti reikia kiekvieną dieną.